Liepos 9. Ir visą naktį lijo pilna bačko vandens. Kaip buziukai laikos. Gražiai, ne? Ypač tie du kokie išsipūtė. Gražuoliukai. O agurkam trūks šilumos. Ir labai trūks šilumos. Va, tavo agurks. Bet labai šilumos trūks. Pomidariukų pamatai prinokusi jau beveik, ne? Jo, rytoj valgysim. Galime šiandien valgyti? Kodėl? Ko aš žinau, nenori? Noriu. Na, tai nusiskinam. Ir mamai. Na, ir mamai nuskinkim. Dar biški kitokių. Liko toks šaltas tik ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis ir nuo sekmadienio prasideda vasara. Ir kas fainai, kad visas kiemas ryte buvo paskendęs. Čia dar liko biški vandens. Ir drenažas taip greitai susiurbė. Saka, minam su dviračiais, Melisa. Nori į miestą. Žiūrina į baidarę. Pasvai. Kokia nesąmonė. Tam bakeliui kiek? Rudenį man ros 2 metai bus tik tais. O jisai jau kiauras. Nu, gal ne kiauras, nežinau. Buvo prieš kelis mėnesius pradėjo lašėt pro čia. Ir aš jį paveržiau lyg ir nebelašėjo. Bet jis padarė man prikolą dabar. Oro nebelaiko. Norėjau pripūsti per ventilių čia oro. Man pradėjo vandenį per ventilių pūsti. Tai pažiūrim, ką viduj turim. Wow. Visas šiltnamis paskenda į kiauras tapkės da pasirodo. Fū, koks tas dumblas. Eina, na. Įjų. Nu, nebebėg. Oh, my god. Galėjau šiltnamį palaistyti, ne? Gryna pelkė trenkia. Ai, ventilius ten, rimtai. Tai gal ne kiaura ta puslė? Bet kaip būtų vandens kitaip pribėgę, jeigu būtų ne kiaura. Tai va čia dar reik nusukti. Opa. Nukrito. Įjų. Kokia šlykštynė. O tai kur tas ventilius? Nesupratau bairė. Ką? Eina savo šlykštynė. Per metus laiko toks šlykštas? Net per pusantrų kartų. O! Ir pats ventilius. Tai kaip išrudyje eina savo. Fu. Tai ką žinau, nekiaura ta puslė. Pripiliau vandens, visą ištaruškau, ieškau skylės neradau. Tai nesuprantu. Tai nejaugi per kažkur
Pribėga to vandens, oras išėja ir pribėga tada vandens, taip išeina. Bet taip išeina vis tiek liejaus bakelis. Manau, galim šiandien valgyti. Vat tas liejaus bakelis ir kažką pridirba čia. Nes čia iš vienai vietai va čia va paveržiau tada, kai jisai buvo pradėjęs lašėti. Ir per tą didelį perveržimą, matos, kažkas čia Tai, kaip sakant, vis tiek čia mano kaltė, ne? Bet kad surūdėjo bakelis, tai... Nu, nėra ko norėt, kai už visą hidroforą 100 eurų mokėjau, tai... Teks kitą bakelį pirkti. Žiūriu, tai pūslę naują įsiplėtimo bakeliui. Būtent mūsų įsiplėtimo bakeliui. 17 eurų. Taip. Pirksim, įtariu, kad visą bakelį. Nes koks tikslas pirkti tik pūslę. Kai mes turim bakelį va už 25 eurus. Arba mums pasiseks, arba ne. Arba sušlapsim, arba ne. Oi, ta kalakutė vėl serzinti jos. Tai minam iki... Kur minam? Nežinau, pažiūrėsiu, iš vis numirsiu kažkur. Nu gerai, minam. Kol lietus neišmaudė minam. Koks yra idiotizmas, ką tik važiavo Audi Q7, nauja visiškai jau, kelių metų tik senumo. Ir pystė norėjo pasukti kairę, sustojo priešais mašiną pravažiuoti praleisti, užgesą. Ir už sekundės užsikūrė start-stop sistema. Kokia glušumo sistema, tai aš nežinau. Sustojo sekundį, kad praleist mašiną užgestinai. Ir girdis per starterį iškart. Nes iškart sustoja ir pasileidai iškart. Net tokiom naujom mašinom dar vis ta idiotiška sistema veikia. Mums tą kelio dar nepadarė. Nors beveik gal. Važiuojam ištestuosim pradžią. Pavyko, uhu! Bet čia kaip gerai įsibėgėjus kokį 100. Būtų taip, pakyli, nusileidi. Pakyli, nusileidi ir vėl pakyli. Kas labai faina, tai kad nėra bortų tarp šitų va įvažiavimų čia. Tai tie pakilimai visai gerai. Ir baigės. O. Vienos žvaigždutės svečių namai, vaistinė. Iš kur čia? Čia yra naujoji Šiaulių ligoninės aikštelė. Opa, atidarė šitą naują gatvę. Nu, gražu. Neilgai tęsiasi ir... Ai, nu, ten dviračio manoj pusėje. Wow, kaip platumo takas čia. Ir į parką. Ir bam! Gali būti iš kokio mėnesio laiko šiltinsim Uošvienės palėtę. Būti už mėnesio? Bus komedija. Ne anksčiau? Išvalysim tai anksčiau, bet šiltinsim tai gal už mėnesį. Žiūrint, kaip seksis išvalyti. Jo, va, būtent. Ten, man rodos, turite, žinai, per 40 metų gal? Jo. Ir dar, kaip seksis su plaučiais, tai yra dujopūkiam. Ai, nu. Nes ten, man įlendu blogai jau ten daros. Nei šviesos ten nieko. Čia yra Dobilo gatvė Šiauliuose. Kažkaip netenka pro ją važiuoti. Čia yra Šermukšnio gatvė. Wow. Biški tokia nelygiai, bet nieko. Čia yra dviračių takas Šiauliuose. Wow. Kažkas stulpus ant taką pastatė, nei tamo. Čia nežinau kokią gatvę. Alyvų, ai, aukštoji, va. Čia yra Tilžės gatvė. Ir kai būtų visai logiška, Tilžės gatvėj, prekybos centras Tilžė.
Va, čia tai smagumėlis, ne? Kai šalia aikštelio žaidži su bala. A. Nori sriubos? Dabar. Niam. Niam. Niam, 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 niam. Bam. Kodėl tokios Pati patas? skaniausia pica. Ever. Šiauliuose. Lietuvoj. Viskas, aš nebeveiksiu to. Žinau. Na žiūrėsim, vėliau daugiau jaučius valgys už mane. Nu, Melisa vieną gabaliuką paėdė. Tada... tai aš įveikiau tiek, vėliau tiek. Su Melisa. Oi, kaip gražiai. Beveik originaliai. Jo, jo? Pastumkė metus. Varšė pica. Iki 9 vakarą dabar čia slampinės. Vėliau kaip lyja. Dabar iki nakties čia slampinėm. Suksim ratus. Minam gal? Kaip, bet dviračiu prieit? Kam nebaisu, tai Melisai. Pasiimk pizzą. Ačiū. Nu gerai, aš pasiaukosiu nersiu. Kokia sultinga. Bet nieko tokia, Melisa turi lietpaltį. Ir wow, kai kontrastas. Kokia sultinga sėdynė. Atrodo, kaip būčiau apsimyžęs. Lizai. O Melisai tai juokinga. Plaukiam namo. Čia yra kačelkė. Jei. Įveikėm didįjį kalną. Nu, ko stovit? Važiuok. Nei vienas. Visi stovi. Ar rimtai? O. Kas dar nežino, čia yra visiškai Šiaulių centras. Kai kontrastas. Ai. Kaip tuščia, jo. Visiškas centras. Pavažiavus 50 metrų į pietus, bulvaras. Yra šalia dviračių takelis, bet žiauriai taškos nuo mašinų. Tai neįmanoma ten važiuoti dabar. Vau, rūta kaip pasipuošus. Esi kada rūtai buvęs? Ne. Tu? Nori? Būtų visai įdomu. Gerai. Labai pigus gazas, kainuoja 6-7. Benzas irgi 6-7. A tu nemiegi dar? Kas čia padažas pas tave žanda, ką? Ketchup. Ulala, prieki kaip juoda. O ten viskas ok. Beje, halalo parduotuvės nesulyginsi su Ola. Oloj, nu, lygis panašus, bet nepersekioji ten. Niekam neįdomu ten. Visiškai eini ir kur tu nori eini, o halaloj. Pagalvojom, kad pietiniam esam. Važiuoti depo ir ką apkraustai mane? Nupirksim dar bakelį įsiplėtimą. Nu, kažkaip kišim. Žiūrėk, mieg vėl. Pavalgius, važiuojam žalę.
Visai netikėtai važiavom dėdukus, sutikom Pabalių, pietinio turgelį. Kaip sekasi su Braškėm važiuoti Salzburg dabar? Vilė nusipirko už 4 eurus pusę kilą aviečių, Melisa labai norėjo. o aš už 24 kg braškių. Tai pagaliau užsišaldysim, ane? Arba svalgyti. Arba suvalgysim, nu. Ne, reikia bent 2 į tuos didelis susišaldyti. Bet tas vaizdas prieki, tai... Nežinau, kaip su to bakeliu, bevažiuojamės jau ten. Varom namo. Apseisim be to bakelę. Varom Braškį valgyti. Valgys, šaldyt. Bet reikia indelio. Na? Indelio reikia. Kažkiek aš turėjau lygiai. Vis dėlto atminėm ir neradom nei bakelio, nei indelių braškiam. Va čia tai bairis, tokiai parduotuvė ir nėra. Tai važiuojam šaldyt braškių. Šiaip galvojam važiuoti visai netoli, yra po 3 eurus prisiskint patiem, bet taip tingim. Grįžom namo, ta pati pica, siemkos. Išėdos jau čia dabar. Gerai, išėdos ir braškės. Jums praėjo sekundė, mums praėjo koks 10 minučių, bet nusinešim pasišildyti, kur degalinėse būna daiktė tam, kur suploti. Čia vakar tos grotelės, aina savo, iškart geresnė pica. Aš irgi man. 100 balų. Tai kada tu ten eisi? Ką? Tu braškių plauti. Pusė tas jiem kažkai. Pleba, kai sunku. Kol nevaigiu vakelę. Nieko negali daryti. Nieko negali daryti, na. Čia kaip sirklavimų. Su kuo? Vaidalė. Nu, siemku pakelį praplėšim viskas ir klavimo nebėra. Už savi nerodo, kai žiomoji. Ar tu kažkas neplauk daugiau ten, kur susinas? Siemkas skanės, Melisa? Taip. Tai tas patas siekmas. A viskas jau baigiai? Tas patas siekmas. Taip, tas pačios. Tai iš kur davom šitas? Pirkom. Iš kur? Viskas, paskutinė. Einam. Cukinija. Groja cukinija. Aš nesuprantu, prisišykė, sunku į lėkštą dėt. Eina savo tu čia. O čia tai Mišelino restoranas. Pirkom braškės iš dėduko. Tie dėdukai po stalo bambaliuką pasidėję. Činčiks burnui. Činčiks burnai. Tipinis toks grins lietuviškas turgaus vaizdelis. Bet braškės tikrai skanios. Ir pigios. Gražios. Ir pigios. Nu, ir... Kaip per tokį Mama, aš orą. galėčiau Jo, ir kaip ir tokį orą. Tikrai padorios braškytės. Ir neradau supuvusių pridėta, va kas yra. Melisa man ką tik parodė bajerį. Ir sakė, aš pati nesu mačius tokio bajerio, ne? Kas per bajeris parodyk? Tai turi jinai telefoną ir per telefoną. Veikia. Per telefonę gali valdyti teliką. Jo. Tai susimatom rytoj, va taip va. Penktadienis, Liepos 10. Abuk. Važiuojam į Palėpę. Važiuojam grinai Palėpę. Bet visiškai Palėpę. Tai susimatom kaime. Važiuojam. Močiutė! Pramiegojom mes kelionę. Na, visas triūzė, kai tik šės. Na? Riklysas prabuda. Lendam į Palėpę. Bam! Va čia tai grožis, ane? Nuo ko pradedam? Krepšiuks. Tai nuo krepšiuką. Kam krepšiuką už 50 centų? Tai činčiukų. Nerealus šviestuvas. O čia nešiltinė? Ir labai gerai. Net manau, kad kažkokia. Tai, ką žinau,
Metam per langą, ne? Gal skėčio reikia? Žiūrėk, tas jau čia į kolekciją eitų žaisliuks. Koks šit? A, tas jo. A čia ne plastikinis, čia Ai, plastikinis. tada neįtų. Čia Vilės man rodos užrašai. Pažiūrim, kaip jinai rašė Taip pat baisiai kaip į dabą. kelintoj klasiai. Ariaugalos antroji klasės? Ne, čia bus 10 klasė tada. Bet klausašimas gal reiktų sudegyti, jos kažkur mėti ir gal Ai, nelabai tai gerai. geresnis rašinė. Bet žiūrėk, čia visai gražiai braižiai. Dabar baisesnis raščiai. Matematikos. Ai, 8C. Visai gerai rašė. Na. Ką su turim darom? O čia va, Viliukas. Prieš? metų. Ir Po 20 metų. radau cepelinams spaust kojinių visą maišą. Kaip Vilė mokės, žiūrėk, vien N raidės. Palauk, tai būdavo 5, ne? Iš rusų 4. Čia žiūrėk, 5 ar 9? 9. Muzika. Dailė. Bet kudi 5 iš matkės, aš iš matkės maniau geriau O mokiau. 5 balė buvo sistema, 10 balė. 10 balė. Tu profkiai mokės gerai. Ne, tada irgi gerai, bet čia kažką negerai parašė. Matematika. Nebuvo. Čia man rodos tada lakstydavau kebabų valgyti su... Kelintais čia metais. Žiūrėk, trejetą netesi gavus. Už ką? Anglų kalbą. Ai, bet į 7 va. Bet tada mokytoja buvo biškiai negera. Tai visi kalti tik ne to, ne? Aišku. Informacinės technologijos trejas. Nesąmonė, ne jau aš taip Bet mokiau kiek tu žiauriai. nelankė daug? N raidžių kiek daug? Pas mane nei vienos nebūdavo. Aš iš vis nesimokiau, pas mane ketvirtai visur 5 buvo, Man rodos, čia bet N nebuvo. prasidėjo tas etapas, kai bėgdavau už pamokų jo. Aš susirinksiu visą setupą net. Va. Kolonėlė. Cikciuks. Anglų 4, o lietuvių 6. Tai kaip tu lietuviškai kalbė? Rusų 6-7. Aš darydavau. Chemija 7. Ir čia vien 10. Dailė, geografija, Nu, technologijos, visi kūno kultūra. Bet ta prasme, biologiją mažiau suprasdavau ir geresnis pažymys negu matkė, kur geriau suprasdavau. O čia sąžininga. Spėju, mėgdavai šitą dalyką. Kažką bandydavau. Labiau patikdavo negu ten mėgst. Ne. Ko tu čia prisidėję? Nu gerai, skrendam. Nuskraidink. Nespėjau, man rodos. Kas padangas numontavo? Čia tais laikais taip jie. Nu gerai, žiūrėt, ar ir prikalta lenta. Bet čia beveik būtų geras. Geras ir yra, tik padangų trūks. Padangos būtų. Bet dabar jau močiutė naują nupirko. Ai, čia močiutės buvo. Pareigūnas Robertas. Gali įsiplauti, blūdit. Biškit dokas man. Vis dėlto padangos buvo vežimėlių, galim suklijuoti. Ir tada priduot. Pagal matematiką. Sakmo čia veikia. Brangusis uošvės. Kopūstų raugimo akmuo. Atspėjai iš pirmą kartą. Ne, tai jeigu akmuo palėpė mėtos, tai... Tai kam daugiau? Bet jis ir reikia. Aš jau norėjau ten žeminės, tai Ne, uošvės aš pradėti. mane nemes. Taigi man reiks kopūstus rabo. Uošvė galvoju. Pataikiau į dėžę. Jeigu vieną pataikiau, tai gal ir antrą pataikiau. Opa, tiesiai į dėžę. Va, gražuolį setupą radau. Dar net yra flopikų tas. Nu, pažiūrėsim, ar pasileis, namo vešim. Turėtų pasileisti. Bijau ten karas. Bijai, kad parsivešim kandžių. Ai, nu. Ne. Bijau šiaip prasti, kas ten. Ko rasti? Ai, kokių nuogų berniukų. Radau čekiuko 2005 metų ir kainavo 2,10 dizelis. Ir dar žymėts. Ir tikrai brangiai. Brangu, nes pagalvoja, alga buvo 400 litų. Nu, tikrai brangu. Tai galėjai užsipilti už algą kiek? 400. Tai 200 litrų? Tik tais. Nevažiuodavai. O dabar už minimumą gali užsipilti Kas čia per kortelę? 400 litrų net.
Aš čia atsimenu, mama nusipirkai, man jie patiko, iš mamos atėmiau šitos batus. Taip? Čia tavo batai? Buvo žieminėje. A tu ėjai su jais? Jo, vaikščiodavau, dar girdavau kokie gražus. Matau, kokie nušiūrė. Aš neatsimenu. Numauka. Aš atsimenu, kad tu nusipirkai savo, bet aš juos konfiskavau. Koja vienoda buvo. Legendinis maišelis su plastikiniam rankenom. O tu ką, irgi tu turėjai? Čia turgaus pagrindinis apsipirkimo šaltinis būdavo. Nu. O, čia tau lašinę brūkį pasidengti. Nu, rimtai, kiek rašė man? Ai, tu savo patys būtų. Bet kaip tyčia, nugriuvau rūkyklą. Jie atsirado maišų. Jie atsirado maišūno. Kišk čia. Fū, bliama. Net nenorėčiau tokių žinok lašinių dengti. Tai jau tikrai ne. Radom buteliuką, 5 eurai likeris. Tai kaip pigi? A skanus vilė buvo? A čia mano sakai? Na tai kieno daugiau visas Kažkaip maišelis. panašu. Sultis kažkokias. Rimtai, aš to neatsimenu. Čia baliavoja. Arba čia tavo sesė. Arba Ilona pas mane viskas nešė. Čia gimtadienis, va žiūrėk, dar vienas butelis. O, jau čia Tarka. rimtesnis. Aš jau neatsimenu. Gal čia kokia 18 šventit? Pasidėjo man snukis. Na, gerai užsispaudai. Ką žinau. Man nori ką uždušti. Na, Na, pasitraukiam. tekšt. Man rods. 30 litrų amto. Ui, nesveikai. Gal čia mariškų mūsų? Pabandyk, padėk, kad pradėsiu viską antro. Negaila uošvieniai? Ne. Merry Christmas! Ai, Happy New Year! O negaila, tai negaila. Ui! Ne? 99 metų stilius. Pianistė kažkokia guoda. Šiais laikais net nebėra jos, manas. Žiūrėk, 5 klasės, kaip lankomumą gavau padėką. Ai. Čia kokia pusnagė. Atrodo, kad aš čia vartyčiau šių laikų. Irgi iškirpti. O, kokia kuprinė buvo man vėliau. Ai, tu savo. Va. Matai? Ui! Už gerą mokymąsi 5 klasiai. Tai nebuvo visai beviltiška. 2007 metais tavo meilė kaip atrodė? Kodėl mano? Tu giradžis? Aš jį dabar jau nemėgstu. Net. Ne, nu. Kodėl? Mano toks būdis buvo. Ai, Ai, būdis. taip neįsilaik. Kas čia blemba prieš likštynės? Kur? Nesupratau, kas iš vis žurnale leidži tokius. Oi, na. Danais laikais. Čia 99. Vilė? Tu esi Luka? Tu neatsimenu. 23 metų. Pagalvoji, 23 metai. Čia gali net... A čia ne. Vienintelė, aš žinau ką. Kas čia yra? Avril. Avril. Dar reikia elementų. Na jo. Žiūrėk, dar čia gali kažkur piptoną užsisakyti turbūt, ne? Ar negali? Seniau galėdavai užsisakyti tuos. Ai, va! Na, Kas čia būdavo? paveiksliukus galėdavai užsisakyti. Rimtai? Ja, nusiųsti. Ir kiek jie kainuodavo? 2 litai marots. Nori? Tai litą 95 kainuodavo. Lamba brangu. Šitą pasiliekam, paliksim, tik toką padarysim. Kodėl tu jį laikėjai? Aš žinau, tipo buvo madinga ant sienų klijuotis. Bet dabar žinai, kaip stano atrodo. Ne. O tau dar tinka? Vilė, o tu pažįsti šitą? A, ne. Kodėl? Toks yra. Ką žinau? Tu čia gyvati? Na čia gyvatė, o čia Neįsivaizduoju. naminukas. Radau staliką, įtariu, kad Vilės. Bet, sakau, arbūzam gerai būtų, bet Ne, nieka ne. jau arbūzai tokie. Tai... Tu nelygiai čia manim arbūzų. Reiktų uošvieną tave. Va, čia gal šiek tiek to arbūzam. Va. O. Kas čia? Ai, čia Kepurė. pionierių, čia ta tokia. Ai, čia buvo. kepurė, žiūrėk. Jo. Iš kur tu čia tokia turi? Čia svastika, čia negali. O, Mes dėjom. Čia mano tėvynė. Čia to senovinės, žiūrėk. Tas tai mes nenori. Parodyt. Oi, į pavandyk yra atsitikišti. O kur atėtara?
Eina, savo geras. Gal nori grįžtas? Vežamės. Čia, ai, tai čia kaip antikvarą gali parduoti. Viskas, baigė šviesas. Ne, viskas gerai. Nu, čia gal mirksėti jos pradėt net. Eina, savo geras. Čia va vilas tos melis. Gerai.